Ar gerai? Gerai! Oi gerai! Oi gerai, gerai, gerai! Oi gerai! Sveiki, su jumis laikinasis Žiburio žinių vedėjas Edvardas Petkevičius. Ir taigi, daug nekalbėjęs, perduodu žodį Daumantui. Šiandien jums paruošiau reportažą iš renginio, kuris vyko kovo 11 dienai paminėti. Apie tai niekada nerašė, apie tai niekada nedainavo. Atsimenu kartais iš ryto liūdesį tavo. Severė nesipriešina, leidžiasi pasodinama. Geišiai kažin ką jie šneka, ilgai, lipšniai. Turbūt žadėtąją paslapį. Glosto jos ranką, petį, kaklą, palenkė jos galvą, ima bučiuoti, akis, kaklą, plaukus, įkniumba į lūpas, maigo, kankina! O, stipri ta Severė! Ir kągi man daryti su savo meile? Palaukti, kol numirs, ar nužudyti visai? Visai pasaulis. Mykoliukas. Visas Mykolas. Moksleivis. Jis gražiai išaugęs, storas jos menyje, pečiuitas, daugiau kaip vidutinio ūgio. Dirba tylomis, kalba tik tai, kas reikia. Jis niekur nėjo, niekur nesikišo ir nieko nesisielo. Belikau vienas. Šį kartą amžinai. Šitiek metų praėjo ir vėlu jo paguosti. Jums piemelis reikėjo, jums meilužis reikėjo, jums godėjos pasos reikėjo, godėjos pasos. Ką iš manęs jis padarė? Važiuoti, pagoti, patuoti. Aš tik tai Severiutė. Aš trečiai nevilio brolių sesuo. Mano pasas žalias, kur noriu, važiuoju į kairę, į dešinę Europą matuoju. Mano pasas žalias, kur noriu, važiuoju į kairę, į dešinę Europą matuoju. Man reikia tavo artumos ir tavo žodžių ir tylos. Tavęs man reikia visados, aš sergu. Nėra jėgų, sakyt sunku. Praeitą savaitę vyko rajoninės vaikinų krepšinio varžybos ir apie jas plačiau pakalbės Daumantas. Sveiki, šią savaitę jau po ilgo laiko vėl atėjo laikas sporto žinioms. Taigi su jumis Žiburio sporto pasaulis. Kas vyko praeitą savaitę? Praeitą savaitę vyko Prienų rajono savivaldybės ir laikraščio Gyvenimas Taurės jaunių pirmenybės. Ir žinome, kad ten dalyvavo ir mūsų komanda. Tai kaip mums sekėsi? Dalyvavo 4 vaikinų komandos ir 2 merginų. Taigi, Žiburys 21 kartą iškovojo pirmąją vietą ir laikraščio Gyvenimas ir Prienų rajono savivaldybės taurę. Tai nebuvo jokios nuostabos, kad mes laimėjome pirmą vietą. Tai ką žaidė? Štai, Kondrotas, sunkusis kraštas, Šemeklis centras, Dainauskas atakuojantis gynėjas ir taip toliau, tai nėra ką net. Bet buvo labai keista, nes kiek atsimenu, jau 3 metai žaidžiu už komandą ir kiekvienais metais jūs labai nervuodavotės per rungtynes, o šiais metais jūs buvote tylos kaip niekad. Kas nutiko? Viskas iš anksto buvo nuspręsta, jeigu laimim pirmas 50 taškų, antras kem 5, kitas 30, tai viskas ramu. Supratau. Na tai, o jeigu būtumėt pralaimėję, ar būtumėt mąstę apie šios vadybininko komandos ar būtumėt palikęs komandą? Taip, iš karto būčiau atsistatydinęs, bet kadangi
Tai neįvyko, tai liksiu dar 10 metų. Tai mes dar negalvosim, kas būtų perėmę jūsų vietą. Labai ačiū treneri Vidai už šį pokalbį. Kodėl mes šiandien esame Ąžuolo progimnazijoje? Kas čia vyksta? Šiandien vyksta labai graži šventė. Tai LKL Beko organizuotas renginys, kuriuo metu susipažinom su Lietuvos krepšinio žvaigždėm. Dabar, aišku, žaidžiamos draugiškos varžybos 3-3 ir bus mėtomi tritaškiai ir baudų metimai atliekami. O kokios Lietuvos krepšinio žvaigždės čia dalyvavo? Angelė Rupšienė, suprantama, Garastas, Vladas Garastas ir Modestas Paulauskas. Tikrai aš manyčiau, kad Modestas ir Angelė tai yra žymiausios Lietuvos krepšinio žvaigždės. Taip pat ir man Modestas yra pats toks kaip ir didžiausias pavyzdys. Taigi ir jūs labiausiai, o jūs kaip buvote jaunesnė, ar domėjotės šiais krepšinį, kad galima taip sakyti, ar bent jau ką nors apie juos daug žinojot ar ne? Tikrai labai domėjausi, nes tuo metu ir pati žaidžiau krepšinį ir tikrai domėjausi pačiu krepšiniu ir Modesto žaidimu, ir pasaulio čempionatuose, ir olimpinėse žaidynėse labai puikiai atsimenu tuos momentėlius. Ir Angelės Rupšienės, tai yra, jau kaip sakė treneris, kad jau vien patekti į Tarybų Sąjungos rinktinę, tai buvo labai daug, o jei buvo komandos kapitonų, tai iš vis super. O žaidė tikrai gerai abu. Taigi, šiandien tiek, su jumis buvo Žiburio žinios.